šiandien bus mama apdovanojimai, tai sakom, reikia kažką pasimti, kad būtų skanaus pavalgyti. Biškai reikia gal realybės parodyti. Vis tiek kažkokia mini įtampa jauti, kai pasidarai ten tuos tyrimus. Šį kartą savo video pradeda filmuoti iš mašinos, tai dabar esam pakeliui pas tėvus. Iš tikrųjų mes jau labai senai žinom, kad būtent šiom dienom važiuosim pas tėvus, nes tėvai turėjo važiuoti koncertą, tai mes norėjom juos nuvežti, kad nereikėtų jau grinai dėl nieko jaudintis jiems, bet atsitiko gyvenimas ir tiesiog pasikeitė planai, tai kadangi mes jau irgi buvom susiplanavę, tai nors ir koncertą jie nevyks, bet mes vis tiek jau kadangi ir su darbais, kai susiderinį ir panašiai, tai ar sėdėsi namuose, ar tiesiog aplankysi tėvus, tai nutarėm, kad vis tiek važiuosim. Dar iš ryto buvom abu pasidaryti tyrimus su Arminu profilaktiškai, nes kažkaip mes jau keletą metų įpratom, gal netgi iš tikrųjų kokius 4 metus, kad kas metus grinai pasidaryti ten tuos pagrindinius tyrimus. Faktas, iš tų tyrimų labai daug dalykų nematysi, bet tuos bazinius dalykus ir panašiai, tai tikrai reikia pasidaryti ir labai greitai ir tos tyrimo atsakymus gavom, tai jau pasižiūrėjom, tai realiai nieko netrūksta, viskas savo normose, tai irgi kažkaip pagerinu šiek tiek šiandien tą nuotaiką, nes vis tiek kažkokia mini įtampa jauti, kai pasidarai ten tuos tyrimus kažkokius, tai nes faktas, kad visi tikimės, kad bus viskas gerai ir kai gauni ten tuos rezultatus normos ribose, tai labai apsidžiaugiam. Labai patariu iš tikrųjų ir jums, jeigu jūs delsit ir nepasidarot kažkokių tai profilaktinių tyrimų, tai tikrai nedelskit, nes kas metus reikia apskritai sveikatą tikrintis ir darytis ten viskas, kas priklauso. Tai tikrai neapleiskit sveikatos, nes galima užbėgti daug visokiom ligom už akių, ar kaip čia pasakyti, na žodžiu, supratot. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad šiandienos oras tikrai keičiasi kaip mūsų moterų nuotaika, nes iš ryto labai ir snigo, paskui saulė švietė, vėl snigo, vėl saulė švietė, dabar vėl snigo, dabar saulės nėra, bet jau toks, labai darganas tas oras, tai tikrai keičiasi kaip mūsų nuotaikos ir iš tikrųjų labai, jau tikrai norisi to pavasario, tai kažkaip atrodo jau viskas jau ir šilčiau būna ir sniego neberodo, bet orų prognozėm irgi nelabai gali pasitikėti, nes šiandien irgi man atrodo, kad nerodė sniego, bet jo buvo vėl nemažai, tai tikimės, kad tikrai su likovu ateis tas, kad jau sulauksim to pavasario ir kad pradės tas sniegas tirpt, kad prasidės šiluma ir nebebus to šaltuko ir tų visų pūgų. Nežinau, kiek čia tiksliai matosi, bet Panevėžyje sniego tikrai daugiau nei Kaune, tai realiai visur pusę juostos arba daugiau netgi nei pusę juostos užsnigta su tais visokiais kalnais, tai tikrai Panevėžys sniego matė neblogai. Apskritai iš tiek sniego, tai būtų tikrai galima namus pasistatyti, nes kur žiūri, tai belenkokie, ta prasme, kalnai. Šiaip kažkada net ir skaičiau, gal prieš kokią savaitę ar panašiai, kad Panevėžys labai buvo apsnigtas ir kad tiek daug to sniego buvo iškritę per naktį ir paskui per visą rytą, kad ir kai kurios gatvės, man atrodo, net buvo uždarytos ir nes tą etapą nepravažiuojamos, tai jau Kaune negali skųstis, kad sniego daug. Labas rytas, dabar sveikinuosi iš kitos dienos ryto. Tai šiaip šiandien visai ganėtinai anksti atsikėliau, prabudau kažkur 6:30, bet čia visada tai būna, kai gali ilgai pamiegoti, tai būtinai atsikelsi anksti, bet ir šiaip nežinau kaip jums, bet kai miegi naujoj vietoj, faktas, tėvų namai nėra nauja vieta, bet ta prasme, kai miegi ne namuose, tai ta pirma naktis būna tokia, kad ir prasivartai ir panašiai kažkaip vis tiek reikia priprasti, o kai jau antra, trečia kokia naktis būna, tai ir išsimiegi geriau. Nežinau, gal man čia vienai taip yra, bet man tai būna. Tai pavalgim pusryčius, dabar reikės eit į lauką, galvojam prinešim malko, kad tėčiui nereikėtų, kadangi yra darbo diena ir tėčio namuose nėra, tai kad nereikėtų savaitgalį jiem nešti, tai sakom, gal prinešim ir šiaip saulytė šviečia, labai gražus oras atrodo, nors faktas šiaip to šalčio gal apie 12 yra kažkur, juntami ne 12, šalčio gal apie 8 dabar, bet kadangi saulė taip iškai šviečia, tai spėju, kad yra visai šaltoka lauke. Ir šiaip čia antiek daug sniego, aš jums parodysiu, kiek čia sniego daug. Tai jeigu aš galvodavau, kad ten pas mus Kaune labai daug, tai čia iš viso ta
ta prasme, belenkiek, kaip ir vakar Panevėžyje, kiek buvo įmanoma pafilmavau. Tai, bet nežinau, kiek ten matėsi, nes vis tiek, kai važiuojant mašiną filmuoji, tai visada kažkaip per tą kamerą nepersiteikia, kiek ten daug. Tai reikės kiemę parodyti, kiek ten prisnigo ir kokie tuneliai yra. Tai žodžiu, reikia eiti rinktis ir varyti. Šiaip, kai išeini į lauką, tai atrodo tikrai šilta ganėtinai ir to vėjo pliusas, kad nelabai jisai didelis yra. Tai šiaip labai gera apskritai kaime, kad gali išeiti nei susitvarkęs, nei panašiai, apsirengi belenką ir gali išeiti tą gryną orą. Šiaip ypatingai vasarą, pavasarį būna irgi labai faina, kai gali tiesiog pasidaryti kavos ir išeiti pabūti lauke, nes vis tiek, jau daugiabutį taip nepadarysi. Tai labai faina pasimėgauti tą gamtą ir žiauri saulė šviečia. Kaimo derinukai atrodo tokie. Kedai visi, nežinau, marzini, čia šiaip ne mano kedai, čia sesės, tai pavogiau. Tai rožinės kelnes, kurios irgi ypatingai tinka. Tai, žodžiu, gal ir visai nieko. O dar sakiau, parodysiu tos pusnis, tai realiai taip eini, čia iš vien sniegas, tiesiog padarytas toks takelis ir tiesiog eini tokiu takučiu ir tiek, nes šiaip tai visur labai tikrai dideli kalnai. Šiaip atsimenu, man tėtis sakė, kad labai reikėjo atsikasti ir panašiai, nes tikrai labai vieną čia dieną ypatingai daug prisnigo ir kad grinai visokie tuneliai padaryti dabar ir tuoj nebebus kur sniego dėti, bet aš netikėjau ir sakiau, kad tikrai negali būti, bet vakar realiai išlipom iš mašinos, tai net juokas paėmė iš tos nuostabos, kad tikrai belenkiek. Tai, nežinau, aš asmeniškai tiek senai mačiau, bet faina, kai nereikia jo kasti. O dabar reikia šiek tiek į darbą kibti. Šiaip nežinau, kiek čia girdėsis, bet realiai kaimiški darbai atrodo kažkaip patinka. Biškai reikia gal realybės parodyti. Tai, bet jo, šiaip nežinau tikrai kiek čia girdėsi manęs, tai labai daug nenoriu nieko ir pasakoti. Grįžau jau iš lauko, tai realiai, kaip sakiau, kad nešalta lauke, tai jau pabuvus ir panašiai, tai šiaip nebuvo šalta, bet ausis pradėjo šiek tiek šalt, tas oras šiek tiek apgaulingas yra. Tai dabar grįžau, reikia gal šiek tiek, kadangi esam vieni namuose, tai norisi kažkaip turiningai praleisti tą laiką ir netinginiau, tai eisiu gal šiek tiek kažką apsitvarkyti ar panašiai, o link pietų ar po pietų galvojom gal nuvažiuoti iki miesto pasižiūrėti, nes labai senai Biržuose vaikščiom tiesiog. Tai irgi įdomu, kas ten gero, kas ten bus gero, bet tiesiog norisi praseiti ir panašiai. O dabar irgi dar išsiėmiau lašišos iš šaldiklio, nes radau, tai vakare galvoju, gal reikės padaryti kažkokių sumuštinukų, na šiaip ne kažkokių, o tiesiog su lašiša ir avokado. Man labai skanu, kai tiesiog pasiskrudini batoną, pasidarai iš avokado užtepėlę, tai irgi tą užtepėlę aš darau labai paprastai, tiesiog sutrini avokadą. Svarbiausia, kad jisai būtų išnokęs gerai, nes skaniausiai tada. Ir įdedi druskytės, pipirų ir šiek tiek citrinos įspaudi ir būna labai skanu, tai užtepi ant skrudintos duonos, tada pasipjausti lašišos ant viršaus ir kažkokių, ar tai svogūnų laiško ar panašiai, ir būna tokie, sveiki, bet labai skanūs sumuštiniai. Šiaip mes pusryčiais būna dažnai ir kitaip pasidarom, nes, sakau, ir sveika, ir skanu, ir gauni realiai riebalų, ir baltymų, ir panašiai. Tai, žodžiu, dabar planai kol kas tokie. Šiek tiek žmogų atvirtau, nes praeitam kadre kaip atrodžiau ir dabar tai šiek tiek skirtumas yra, tai realiai labai nedaug reikia tiesiog plaukus susitvarkyti ir šiek tiek pasidažyti ir jau jautiesi žymiai geriau. Tai įsikrapštėm iki Biržų dabar varom, galvojom nuvaryti iki tilto pasižiūrėti, nes 100 metų nebuvom ir oras, tikrai ganėtinai geras. Tai bus pliusas ir tiltą aplankyti, nes senai buvom ir dar praseit. Ant tilto visai nemažas vėjukas buvo, tai ir nuo sniego, ir nuo to vėjo labai pradėjo ašaruoti akis, nežinau kiek čia
matosi, bet net biškutį ir griaužt pradėjo, tai apsisukom ir ėjom atgal, nes ir ypatingai nuo to sniego taip akina, šiaip mano akis labai jautrius yra, tai man labai nedaug reikia, tai grįžau visą apsiverkus. Ant galinės sėdynės stovi šeimyninė pica iš trolių su 3 padažais, nes šiandien bus mama apdovanojimai, tai sakom, reikia kažką pasimti, kad būtų skanaus pavalgyti, tai dar ir čipsų pasiimam, kolas, tai bus grinai jau toks čidėjai gaunasi, nes ir šiaip, kai pas tėvus būni, tai, prisivalgai tų visokių nesąmonių, bet nieko kartais galima ir netgi sakyčiau, kad reikia. Grįšim namo, tai dar kol mama apdovanojimai bus, tai man atrodo, jie 7:30, tai dar to laiko bus, tai paskui tą pizzą reikės pasišildyti, bet norisi, kad visi grįžtų į namus ir kad visi prisėstumėm ir valgytumėm. Tai žodžiu, dabar varom namo. Šiek tiek pasivaikščiojom, buvom irgi užėję pavalgyti, nes jau irgi kol vaikščiojom išalkom. Tai žodžiu, tiek dabar žinių iš manęs. Šiandien reikėjo anksčiau atsikelt, bet pliusas tas buvo, kad ypatingai gražus dangus buvo, tai ir dar tas, kai ir sniegas matosi, tai tas dangus tikrai labai gražiai atrodė, o dabar jau susiruošėm ir varom link Kauno į namus, tai dar reikės keletą parduotuvių užsukti ir į senukus tikriausiai dar užsuksim, nes reikia keletą tokių dalykėlių nusipirkti ir jau paskui tada grįšim į namus ir jau bus galima šiek tiek atsipalaiduoti ir pailsėti. Gal šiaip vakar žiūrėjomės tuos mama apdovanojimus, bet taip, ne iki galo mes juos matėm, tai gal šiandien ant fono dar pasileisim tą pačią pabaigą pasižiūrėti, reikės irgi tradiciškai ir namus savo apsitvarkyti, kaip visada visokių reikaliukų. Tikiuosi, kad fone nesigirdi grojančių pianinu, nes pas mus kaimynai groja pianinu kartais. Iš tikrųjų, grįžom maždaug prieš 3-4 valandas, tai dar ir taip ir neprisėdau filmuoti ir pratęsti šitą video. Buvom užsukę keletą parduotuvių, tai irgi dasipildė maisto, nes šaldytuve jau visiškai nieko nebebuvo. Šiaip nežinau kaip jūs, bet mes jau kažkur ilgesniam laikui išvažiuojam, ten bent jau 2-3 dienom ar 4, tai stengiamės maisto nesipildyti keletą dienų iki išvažiavimo ir sunaudoti, suvalgyti viską, ką turim. Ir nieko naujo ten iš vakaro negaminu, nes šiaip jeigu aš gaminu, tai būna dažniausiai 2 dienom į priekį, kad negamin kiekvieną dieną. Žodžiu, viską suvalgėm ir dabar realiai neturėjom nei duonos, nei nieko šaldytuve, buvo gal 2-3 kiaušiniai tik tais likę. Tai nei sūrio, nei varškės, ta prasme visiškai nieko nebuvo. Tai tų pagrindinių produktų dasipildėm, kad būtų ką pavalgyti rytoj ir panašiai, bet dar tą savaitinį apsipirkimą reikės eiti ir pasidaryti normalų, nes nei daržovę nenusipirkom, tiesiog grinai minimaliai, kad būtų kažką ant greito pasigaminti valgyti. Tai dar buvom į senukus susukę, reikėjo keletą dalykų iš ten nusipirkti. Ir grįžom namo, iš tikrųjų jaučiasi šiek tiek nuovargio, tai buvau irgi įsijungus serialą pasižiūrėti, nes buvo prisikaupę per keletą dienų, tai šiaip nežinau, kažkaip dabar šiuo paskutiniu momentu nesu atradus labai jau įdomaus serialų, kad ten labai įtrauktų mane jisai, bet turiu keletą ten įdomių. Šiaip jeigu kažkokius serialus žiūrit, tai galit pasidalinti, jeigu jums įdomus jie ir galbūt ir aš kažką ten atrasiu naujo pasižiūrėti, nes norisi šiek tiek kartais atitrūkti prie to serialų nuo visokių minčių ir grinai ten tą kokį 40 minučių atsipalaiduoti ir pasižiūrėti, pasidarai arbatą ir, žodžiu, gali pasimėgauti ten kem minučių su savim ir serialu. Tai man patinka, tai sakau, jeigu kažką turit rekomenduoti, kas jums patinka, įdomu, tai galit parašyti komentaruose. O šiandien daugiau nieko kažkaip įdomaus ir nežadu veikti, tai tiesiog turiu išsiėmę šonkauliuko, tai noriu juos užsimarinuoti ir rytoj išsikepti. Tada dar reikia šiek tiek namus apsitvarkyti. Aš šiaip nesuprantu, kai išvažiuoji, susitvarkai namus, grįžti ir vis tiek kažkaip atrodo dar jūs nori susitvarkyti. Tai nežinau, čia kažkaip keistai būna, bet tai čia irgi gal ne man vienai taip.
Ir dar kaip ir minėjau, tai noriu gal mama tuos apdovanojimus pabaigti žiūrėti, nes vakar tai ten toks ir žiūrėjimas buvo. Ir šiaip įdomu, ar jūs žiūrit visokius mama apdovanojimus, kai būna, ar ten Eurovizija ar panašiai, nes šiaip man mama apdovanojimai yra įdomu, bet aš labiau esu Eurovizijos fanė, tai aš tai žiūriu, bet aš nežiūriu ten tų visų atrankų, aš tiesiog žiūriu jau, kai būna ten tie pusfinaliai ir finalas, tai finalas ypatingai įdomus, pusfinalius irgi stengiuosi, ta, kur Lietuva dalyvauja, aš visada žiūriu nuo pradžių iki galo, o kur nedalyvauja, tai to pusfinalio būna, šiaip dažniausiai irgi žiūriu, bet visai būna. Tai, žodžiu, man tai įdomu va tokie visokie pasižiūrėti, nes šiaip kažkokių tai laidų per televizorių aš jau senai nebežiūriu, man kažkaip jos nelabai ir įdomis, bet va tokie visokie, kur vyksta, tai kažkas atrodo man kažkaip įdomiau, tai va tuos pasižiūriu, arba kažkokius serialus susirandu. Tai ties čia šitą video ir užbaigsiu, tai tradiciškai labai noriu padėkoti, kad žiūrit, laikinat, subscribinat ir pakomentuojat. Man tai labai daug ką reiškia ir labai pradžiuginat, nes man kuo toliau, tuo labiau patinka kurti YouTube'ą ir aš noriu tobulėti, siekti tikslų su tuo YouTube'u, nes nežinau, kažkaip kaip pirmus video filmavau, tai man nuo pat pradžių patiko, bet nebuvo tokio azarto, o dabar tai atrodo labai norisi viskas susidėlioti, kad būtų ir įdomiau žiūrėti ir panašiai. Faktas, dar labai daug kur yra tobulėti ir aš noriu tobulėti, nes mes kiekvienoj srity rastumėm kiekvienas kur patobulėti, tai tikrai nereikia užsisėdėti vienoj vietoj. Aš labai džiaugiuosi, kad va ten nuo rugsėjo mėnesio, kai pradėjau filmuoti ir kad išdrįsau įkelti ir panašiai, nes kažkaip dabar sakau, eina tas laikas ir aš labai džiaugiuosi ir aš esu labai užsivedus ties tuom. Tai žodžiu, čia eilinį kartą išsiplėčiau, tai dar kartą ačiū ir daugiau nebeplepu ir susitiksim kažkur tai už 10 dienų. Ačiū ir iki greito.